atvykę į mano kanalą Teenagers Be, su jumis sveikinuosi aš, Vida, ir šiame video bandysime išsiaiškinti vis dėlto, ar silikonas esantis mūsų makiažo bei plaukų priemonėse yra blogai ar gerai ir ar mes jo turėtume vengti. Taigi pradėkime, kodėl iš tikrųjų gerai yra silikonas mūsų odai arba plaukam. Pirmiausia, apsaugo nuo temperatūrų pokyčių. Šita savybė būtent silikono yra labai gera, pavyzdžiui, žiemą, kai yra labai šalta ir kai mes einam iš pastato į lauką ir staigus pokytis mūsų plaukam. Rezultatas taip pat yra greitai pasiekiamas ir matomas. Plaukai tampa sunkesni, juos tampa lengviau iššukuoti nei anksčiau, kas irgi yra labai geras dalykas, jeigu jums yra sunku juos iššukuoti. O dabar pakalbėkime, kodėl vis dėlto silikonas nėra toks geras mūsų plaukam. Rezultatas gan greitas, jūs matote gerus rezultatus, jie jūs džiugina, bet po to po kurio laiko pamatote, kad jūsų plaukų galiukai išsišakoja ir tada jūs nueinat pas kirpėją, nukerpat tuos galiukus, užtepat serumu, nes jūsų plaukai yra išsausėję ir tame, pavyzdžiui, serume vėlgi yra silikonas ir tas silikonas iš tikrųjų išsausina jūsų plauką ir tokia gaunasi kaip pasaka be galo, be pabaigos, nebent jūs pakeičiat į priemonės be silikono. Tai čia yra būtent nelabai geras dalykas jūsų plaukam. Kas yra visai įdomu, tai kad kuriuos silikonus yra sunkiau išplauti negu kitus iš pačio plauko. Tai aišku, pavadinimus štai čia paliksiu, kad jeigu norit, galit pasižiūrėti savo priemonėse, ar yra ar ne. Ir aš dabar kaip tik parodysiu savo turimas priemonės, kurios pasirodo iš tikrųjų turi silikono ir kurios neturi. Pirmas produktas, kuriame radau silikono, bent jau silikono kaip ir šeimos narį radau, tai buvo Gliskur ir tai buvo pats pirmas ingredientas. O ką tai reiškia? Tai ten šiame produkte daugiausia to ir yra produkto, kas yra šiaip tikrai nelabai linksma, nors kaip ir nepastebėjau labai skirtumų, bet iš dalies dabar ir suprantu, kodėl mano plaukai kaip ir buvo labiau išsausėję. Tas produktas taip pat iš Gliskur, šiaip nenustebau, nes būtent šis yra su aliejum ir jis turėtų kaip ir pamaitinti ir man jau ir taip jis nepatiko. Man nepatiko, kaip jis padarydavo mano plaukus riebaluotus, tai nesistebiu ir vėlgi tas pats ingredientas numeris 1. Ir šiaip nežinau kaip su kitom linijom Gliskur, būtent šiuo purškiamo kondicionieriaus, bet būtent šis auksiniam įpakavime nėra pats geriausias variantas. Iš tikrųjų be galo apsidžiaugiau, kad Žona Frida šampūnai ir kondicionieriai, bent jau raudonas ir mėlynas, tai 100% tikrai neturi jokių silikonų, kas yra be galo šaunu. Tai šampūnai, kondicionieriai jie neturi, šiaip be galo man jie patinka, neseniai juos atradau ir galite įsigyti šiaip rimi parduotuviai. Jeigu norite, šiaip ingredientai labai lengvi, jų nėra labai daug, neapkrauna plaukų, kas yra labai šaunu ir smagu, tai labai siūlau. Taip pat šis kondicionierius iš Love Beat and Planet neturi jokių silikonų ar jų šeimos narių, kas irgi yra labai šaunu, irgi gerai padrėkina plauką. Taip pat KG irgi neturi, kas yra labai šaunu ir jie yra lietuvių įmonė, tad visada smagu pasuportinti lietuvius, juos kaip ir palaikyti. Tai būtent štai šis Singing in the Rain tikrai neturi kolekciją, kas irgi yra labai smagu, bent jau plaukų linija, tai tikrai. Tai ačiū, kad žiūrėjai šitą video iki galo, jei patiko, būtinai paspausk like, prenumeruok mano kanalą, kad nepraleistum kitų mano video. Taip pat komentuok, kaip asmeniškai tu manai, ar silikonas yra geras dalykas ar ne. Aš asmeniškai supratau, kad tai nėra vis dėlto labai geras dalykas, nes ilgesniam laiko tarpe tiesiog tai nebus labai gerai tavo plaukam, tai kaip tik pakenks ir nepadės tavo plaukų natūraliam grožiui, o jį tik tai sugadins. Jei turi kažkokių video idėjų, gali komentuoti apačioj. Na ką, ir susitiksim kitam video. Čiau!